Šlovė Dievui. Vieno sportininko, bėgiko, kai jis atbėgo pirmas ir laimėjo aukso medalį, čempionavo, jo prieėję paklausė, sako, kaip tu šito pasiekei. Ir žinot, jo atsakymas buvo labai toks geras. Jis pasakė iš Filipiečiams 4 skyriaus 13 eilutė. Aš viską galiu Jėzuje Kristuje, kuris mane stiprina. Ir pridūrė Filipiečiams 4:13. Ačiū Dievui. O iš to iš tikrųjų galima pamatyti, kad tai buvo tikintis žmogus, kad tai buvo sportininkas, kuris iš tikrųjų pažinojo ir pažįsta Dievą, kuris pasitikė Dievo, kuris viską daro su Dievu. O jeigu anksčiau aš, žinot, taip domėjausi to sporto daug kur ir, žinot, taip įdomiai gaunasi, kai kažkokie ten lyderiai ar čempionai pradeda kalbėti apie kaip jie pasiekia tas aukštumas. Jie dažnai kalba, kiek jie pastangų tam pridėjo, nuo ko jie atsisakė, kiek jie daug treniravosi. Žinot, netgi yra toks įdomus dalykas, pastebėjimas toks įdomus, kad sako, jeigu sako laimėjo, tai vadinasi čia sportininkai laimėjo, jeigu pralaimėjo, tai treneris kaltas. Ir visas tas kaip tik eina kažkaip iš žmogaus. O štai šitas bėgikas, jis savo nekropelytas šlovės nepasiėmė. Jis ne žodžio nepasakė, kiek aš treniravausi, nuo ko aš atsisakiau, ką aš padariau, kiek aš dirbau. Jis te pasakė, atidavė šlovę Dievui. Viską galiu Jėzuje Kristuje, kuris ir duoda man stiprybės. Viską galiu Jėzuje Kristuje. Kaip ir suprasdamas, kad, aišku, aš turiu kažko stengtis, turiu kažką padaryti, turiu kažką nuveikti, turiu pasistengti padaryti tai geriau, bet jeigu man Dievas nepadės, jeigu tas bus be Dievo, tai vargiai ar aš kažką galėsiu pasiekti. Pats Jėzus Jono Evangelijos Jono 15 skyriuje yra pasakęs, pasilikite manyje ir aš jumyse, kaip šakelė negali duoti vaisiaus pati iš savęs, nepasilikdama vynmedyje, taip ir jūs, jei nepasiliksite manyje. Aš esu vynmedis, o jūs šakelės. Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių, nes be manęs jūs negalite nieko nuveikti. Iš tiesų, paėmus, kai pas mus čia galbūt tų vynuogių netaip daug yra, bet paimkite bet kokį augalą, paimkite kriaušę, paimkite obelį, nulaužkite tą šakelę, nupjaukite, pasodinkite žemėn, duok Dieve, kad jinai išleistų šaknis ir priaugtų. Ir tai vargiai, bet kad iš jo sulaukti vaisių, tai jokių, argi ne? Turi būti kamienas, turi būti medis, turi būti šaknis, kurios ir maitina, ir tada šakelės duoda tuos vaisius. Taip Jėzus sako ir apie mus, kad mes esame tos šakelės, bet be jo mes nieko negalim.
Yra toks pasakojimas, čia gal ne pasakojimas, čia iš tikrųjų tai buvo, gerai neprisimenu, čia buvo kažkur ten Abchazija, Gruzija, kažkur va tuose valstybėse. Vienam ten, tam jų aulė, kaime vienam, gyveno vienas tikintis, bet jis buvo vienintelis ant viso kaimo. Jaunas toks vyras, gyveno jis labai neturtingai ir žinote, va, iš jo kažkaip žmonės, kaimynai, jį taip pašiepdavo galbūt, sako, ką čia tavo Dievas tas? O tu tiki Dievo, o ką jis tavo, žiūrėk, kaip tu varganai gyveni. Tai tėvai tavo mirė, nei brolių seserų neturi, giminių iš vis nieko neturi, vienas kaip pirštas ir taip dar sako, dar ir turtų neturi kažkokių, vos galą su galu sudarė. Ir jie žino taip, nuo jų taip kaip ir atsikalbinėdavo, gal neatsikalbėdavo, bet žinot, va, toks Dievas jam davė tokį, va, kaip jų atsikratyti. Sako, nežinau, Dievas žino, einu pasimelsiu. Ir žinote, vieną kartą atsitiko tokia nelaimė, kad vienintelė jo kumelė, kuri pas jį buvo, ir ta pabėgo. Ir ant jo dar labiau užsėdo. Sako, kaip tu čia dabar, va kur tavo Dievas, va žiūrėk, tu ir taip nieko neturėjai, dabar ir paskutinė kumelė tavo pabėgo, kaip tu dabar? O jis vis savo, sako, nežinau, Dievas žino, einu pasimelsiu. Po kelių dienų tą kumelę atvedė visą kaimenę arklių. Ir tuos arklius reikėjo apjodinėti. Kai kažkaip žmonės tai taip ir nutilo ir viskas. Bet apjodinėdamas tuos arklius, vienas arklys jį numetė ir jis taip nelaimingai atsitiko, kad jis susilaužė abidvi rankas. Žmonėms vėl liežuviai atsirišo, sako, ką tu dabar jau, kur tavo Dievas, tau vandens nėra kam paduoti, ką tau Dievas kažką valgyti išvirs? Nežinau, sako, Dievas žino, einu pasimelsiu. Ir žinot, ir sekančią dieną vokiečiai, hitlerinė Vokietija užpuolė Tarybų sąjungą. Ir iš to kaimo visi vyrai nuėjo kariauti. Be jo, be rankų, kas paims? Koks iš jo kareivis be abiejų rankų? O taip Dievas apsaugoja jį. Apsaugoja nuo nelaimės. Apsaugoja nuo dar didesnių bėdų. Bet kodėl apsaugoja? Žiūrėkit, bet jis taip pat kaip ir tas sportininkas. Jis nepasitikėjo nei savo jėgom, jis nepasitikėjo kažko kito, jis pasitikėjo tik tai Dievu. Jis visą laiką kartoja vieną ir tą patį. Aš nežinau, kas aš paprastas žmogelis, ką aš galiu žinoti. Dievas žino. Aš einu pasimelsiu. Ir jeigu bus tam Dievo valia, jis padės. Žinote, šitą dalyką žinojo Dovydas. Įsivaizduokite savo, mažas piemenėlis, aš nežinau, kiek jam metų buvo, 14, 17, kiek jam buvo, aš nežinau, kiek jam metų buvo, bet jaunukas, vyrukas išeina prieš Golijotą, kurios audė vyrai, kariai bijojo, iš tikrųjų ten apie 3 metrus aukščio vyras, su prieš tokia eiti iš tikrųjų, baisoka. Bet žiūrėkit, va to Davido žodžiai, kaip jis išėjo prieš Golijotą, tu sako, eini prieš mane su kardu, su ietimi ir skydu, tai nežmodiška jėga. Aš prieš tave einu su Dievo vardu. Su Dievu. Aš pasitikiu Dievu. Iš tikrųjų, pabandykit, bet su ta laidynė,
Nieko, 5 akmenukai, kas prieš tokį, kuris ten prieš šarvai ir dar toks milžinas, kas tai prieš jį yra, nieko nėra. Bet Dievas nukreipė, nes jis pasitikėjo Dievu. Dievas nukreipė tą akmenuką ir žiūrėkit, Davidas iš karto pasakė, aš tave nugalėsiu, nes aš einu su Dievo vardu. Man visada prisimena, žinote, išrinktoji žydų tauta, kurie išėjo iš Egipto, kurią Dievas išvedė. Ir žiūrėkit, kaip įdomiai atsitiko. Į pažadėtąją žemę įėjo tik tai Kalebas ir Jozuė. Dviese tik išėjus. O kur kiti liko? Kodėl kiti neėjo? Kodėl Dievas pasakė kitiems? Dieną už metus jums skaičiuosiu. Jūs ten vaikščiat 40 dienų, jūs vaikščiate 40 metų. Dykumoje. Kodėl? Nepasitikėjo. Nebuvo to pasitikėjimo. Tiek kartų Jozuė, tiek kartų su Kalebu kalbėjo, tengi tiek turto, ten tokia žemė vaisinga, ten mes gerai gyvensime. Ne, sako, tengi tokie žmonės stiprus, ten tautos, mes jų nenugalėsim, bet su mumisgi Dievas, sakė. Su mumisgi Dievas, ne. Jie per daug stiprus. Ir neįėjo į pažadėtą žemę. Broliai sesės, jeigu mes nepasitikėsime Dievu, mes neįeisim į pažadėtas buveinės. Mes nebūsime su Dievu. Mes nebūsime danguje. Mes privalome. Mes turime juo pasitikėti. Ir žinote, Dievas mums duoda labai didelius pažadus. Štai Izaijo pranašo, Izaijo 40 skyriaus nuo 29 eilutės, paskaitysiu. Jis duoda pavargusiam jėgų ir bejėgį atgaivina, net jaunuoliai pavargsta ir pailsta, jauni vyrai krinta išsekę, bet tie, kurie laukia Viešpaties, jie gaus naujų jėgų, jie pakils ant sparnų kaip ereliai, bėgs ir nepavargs, eiks ir nepails. Žiūrėkite, iš tikrųjų, ir jaunuoliai pavargsta. Bet Dievas sako, kad jis duoda jėgų, jis atgaivina. Štai sekančiam skyriuje 10 eilutė. Nebijok, nes aš esu su tavimi. Nepasiduok baimiai, nes aš esu tavo Dievas. Aš sustiprinsiu tave ir padėsiu tau ir palaikysiu tave savo teisumo dešinėje. Žiūrėkite, nebijok. Dievas mums sako, Dievas mums paguodžia, Dievas mums sustiprina, jis sako, nebijok, aš su tavimi. Pasitikėk manimi ir viskas bus gerai. Ir aš tau padėsiu. Ir tu turėsi pergalę. Ir tu turėsi gyvenimą pilną džiaugsmą, pilną šlovės. Tu turėsi tikslą gyvenimą. Tu turėsi mane. Viską galiu, kaip pasakė tas bėgikas. Viską galiu Jėzuje Kristuje, kuris ir stiprina mane. Kas mes be Dievo? Kas mes be Jėzaus? Niekas. Niekas. Kažkada karalius Saliamonas yra pasakęs, kas yra gyvenimas. Kaip čia lietuviškai. Garai. Sako, kas yra gyvenimas? Garai. Pažiūrėkit, gerai tik truputį pakyla ir nėra jų. Tiek mes čia gyvename.
Oi, sako, labai daug. Nu, duok Dieve, tegu mes pragyvensime 300-400 metų, bet kas tai prieš amžinybę? Ir Dievas mums ją duoda. Ir Dievas mums ją pažada. Dievas pažada mums didelę, laimingą amžinybę. Būtume jam ištikimi. Būtume su juo. Su Dievu. Dievas, Jėzus, mirė už mus. Jis kentėjo už mus. Bet mes turime pasitikėti juo. Pasitikėtim ir gyventime jame. Amen. Pasimelskime.